C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laikytis ten, tai būtent gal gynybai per daug baudų padaryta ir leista jiems susimesti nuo linijos, o puolime neblogai tikrai laikėme žaidiminio plano, žaidėm kantriai, ieškom situacijų, kur Monaką galim užatakuoti ir visas rungtynės turbūt neįmanoma išlaikyti tos koncentracijos, bet tikrai didžiąją rungtynių dalį kryptingai žaidėm visi kantriai, tai ties čia kažkoks geras gal dalykas. Trijų žaidėjai netekat per savaitę laiko, kokiais būdais bando dangstytas atsivertas spragas rotacijų? Tai turi įeiti ir Edmundas, ir Dovis, ir Tomas, ir Kynanas, jiems atsiveria visiškos galimybės imti žaidimą į jų vadeles, daug pick and rollų gali žaisti, daug kūrybos. Nėra lengva, aišku, naujokas turėjo tik tai kelias treniruotės, sunku kartais ir atsiminti tas sistemas, ką jau kalbėti apie gudrybės, pražangas kažkokias dar kažką, kur kažkuriais dalykais nuo kažko gal padėti gali ir panašiai. Tai turim kitų žaidėjų, su kuriais pasitikim ir šią akimirką tas yra svarbiausia, tai tas palaikymas, o jisai rūbiniai yra tikrai. Ką per savaitę laiko spėjot suprasti apie Edmundą Sumnerį, galbūt ryškėjo jo pozicija Eurolygos turnyre, galbūt ryškėjo jo privalumai kažkokie? Kas krenta labiausiai akį, tai žinoma atletiškumas, didelis kūnas, ilgos rankos gynyboje, taip pat jo lengvai nieks tikrai neužatakuos, jisai turi viską, sakau, kas labiausiai krenta atletiškumas, o kas svarbiausia dabar, tai su kiekviena diena viską šiek pridėti patirties europiniam krepšiniui. Šiandien jums ir sirgaliai išreiškė daug palaikymo, buvo plakatas prieš piktus komentarus internete ir su numeris visaip kaip skanuotės, kiek jums tai prideda to palaikymo sunkiu laikotarpiu. Visų pirma, aš nežinau, ką reikėtų vadinti sunkiu laikotarpiu. Liūdniausia, kad pralaimim, tai taip, daug traumų, tai čia yra liūdna, o visų antra, tai aš su fanais visada palaikau gerą ryšį ir bendradarbiaujam visada, net nuo pat pirmų dienų, kai ir nebuvau kapitonas. Su fanais turiu šiltą ryšį ir visais iki vieno iš tos grupės pasitikiu. Ir buvo ir gero, ir kažkada blogo, mes sėdam, išsiaiškinam, išsprendžiam viską viduj, kaip ir turi būti komandoje. Tai už šitą palaikymą tai visada būsiu, aišku, jiems dėkingas, bet ir tuo pačiu mūsų fanai tokie yra, jie nieko nestebina, jie yra geriausi ir petys į petį mes jais pilnai pasitikim. Palaikymą išreiškia fanai ir trenerių Kazimo Slyčių, kuris irgi susilaukia tikriausiai nemažą spaudimą. Kaip jam sekasi tvarkyti šiuo metu? Reikėtų turbūt klausyti trenerio, kas liečia rūbinę žaidėjai. Stengiamės treneriui padėti visose situacijose, kur tik galim. Reikia kalbėtis, analizuoti, žiūrėti. Tokiu momentu emocijas galbūt šiek tiek pastumti į šoną ir, sakykime, blaivę galvą išanalizuoti normaliai, kaip yra iš tikrųjų, tai net nebėjau, kad taip ir bus. Dabar, kaip ir sakau, sunku kalbėti, kokia yra nuotaika. Ta nuotaika yra prasta, nes pralaimėjom. Kas liečia žaidimą, išanalizavus ir pažiūrėjus, ramia galva išanalizuosim komandą ir pažiūrėsim, kas iš tikrųjų buvo gerai, kas blogai. Ar tau nekeistas yra kalbas apie įkaitusią Kazio Kėdę, turint omeny visas aplinkybės, kas yra Žalgirio sezono starte, traumuotų žaidėjai, sakykime, išvykusi lyderį prieš sezono startą? Vėlgi, yra žmonės, kurie gauna tikriausiai atlyginimą už tai, kad išreikštų savo nuomonę ir tai yra visiškai normalu ir visada tai buvo ir bus. Nesvarbu, koks treneris, ar Jasikevičius, ar Maksytis, visada visi turės savo nuomonę. Tai vėlgi, ar mums reikėtų reaguoti į kažkieno nuomonės, kai mes turime problemų ir patys čia apščiai, kaip pasakyti, reikia tvarkyti žaidimą, reikia dėlioti rotaciją, minutės, dar kažką. Yra kitų problemų, su kuriom turim tvarkytis, o visų antra, tai turime remtis tik tai pagrįsta kritika ir ne kažkokia iš piršto laužta. Bet buvo Eurolygos vadovas užsukęs į Rūbinę
Paklauskit, nežinau, aš nemačiau. Žalgiris metė 7 baudų metimus, iš kurių 3 mačo pabaigoje. Monako gal 34 ar 32 dabar bijau pameluoti. Ką manai apie tokį skirtumą ir galbūt kas jį nulėmė? Taip, tai sakiau, jeigu taip greit paklausė, tai tikrai, kaip ir sakiau, mes sunkiai vargom puolime, kad surasti. Reikėjo daug kantrybės žaisti, ieškant tų spragų jų gynyboje, o jie tiesiog susimesdavo baudų metimus. Vėlgi, kažkur patirtis, kažkur autoritetas, dar kažkas. Galbūt mūsų perdegimas momentais, tokie dalykai skaudus yra gale, kai pralaimi 4 taškais, tai čia buvo tikrai, manau, kertinis skirtumas šiose rungtynėse, kuris darė skirtumą. Ir gerai, grįžtant prie rotacijos temos, tai pačiam atrodo, ar reikia naujokų ir jeigu reikia, kokios tos pozicijos labiausiai yra kertinės. Vėlgi, naujokas gerai, bet matot, nėra lengva turbūt tą ir naujoką rasti. O kitas dalykas, kai grįž žaidėjai, kurie yra traumuoti, tas naujokas turės ir ten įsipaišyti gerai. Tai manau, kad yra sunkus klausimas ir sunkus rebusas, nes, kaip sakau, dabar paimti žaidėją prie tokios rotacijos taip, kaip ir būtų naudinga. Bet matom, kad nėra lengva, daug komandų ieško pastiprinimo, ypač, sakykime, gynėjų linijoje. Manau, nėra paprasta, visi prioritetiniai žaidėjai, nepaslaptis yra su patirtim, bet jų yra sunku rasti, tai net neabejoju, kad jie tikrai daro visas, deda pastangas, kad ras geriausią variantą. O kaip ir sakau, grįž traumuoti, tas naujas žmogus turės ir tenai pritapti. Kaip pačiam savaitę 65 minutės, jeigu jūs tu buvai parketas, kaip krūvis? Aš sakau, 65 geriau negu 0, tai kol kūnas leidžia, tai džiaugiuosi, o būna geriau, būna blogiau. Ačiū. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.